Vaikai, užduodu vieną klausimą. Ko mes čia atvažiavom? Pažolininkė. Pažolininkė, taip, pažolininkė. Pristatysim ir žolininkę. Kas kiti dar kaip galvoja? Pasimokyti čionai. Taip, pasimokyti čionai atvažiavom. Dar nori pasakyti kažką? Tyrinėsim žolę. Jau tu net žinai, kad tyrinėsim žolės. Na, taip? Aš jau seniau sakė. Jau sakė, taip? Vaikai, mokytis galima ne tik tai savoje mokykloje, savoje klasėje, sėdint savame suole. Mokytis galima ir gamtoje. Šiandien ir pajausite tą. Pievoje tyrinėsite augalus, mokysitės skirti vaistinius žolinius augalus nuo piktžolių, labai teisingai. Mokysitės suvokti, kad žoliniai augalai yra naudingi žmogui ir jo sveikatai. Dirbdami grupėse atliksite užduotis, improvizuosite, kursite ir žaisite. Lietuva yra labai gražus ir žalias kraštas. Žalias dėl to, kad yra labai daug žalios spalvos. O kodėl yra daug žalios spalvos? Nes visi medžiai žaliuoja. Taip, ir ne tik medžiai, ir žolė. Taip. Tai va, ir ne veltui tada visi lietuvių rašytojai mėgo kurti apie gamtą ir mėgo ir mėgsta. Šiandien ir klausysim vieną kūrinį Simono Paltanavičiaus Kiškio kopūsčiai. Oi. Visi. Dabar trupučiuką klausysim kitaip, taigi prašau tuos mokinukus, kurie yra tam pasiruošę. Kviečiu. Pasidėkite žemės, deimantą, liepą. Pasidėti sakė visiems. Taip. Atsisukit visi. Atsisukit deimantukai į publiką, taip. Čia jūsų publika šiandien. Prašau. Eglyno pavėsyje šiek tiek akis apriepia Kiškio kopūsčių daržai. Platus plačiausi, tankus lyg samanė. Kur ten juos ir nuskabysi? Net 10 kiškių neišdrįstų to padaryti, bet pabodo kiškiui kopūstai. Na jau ne, tegul vilkas sulapė jos kimša. Man jau užtenka. Trauksiu štai giriant, ko nors gardesnio paieškosi. Tiek gero mūsų miške auga. Tik kas iš jų skaniausias? Nuo ko pradėjai skonį nepagadinus? Žmogus. Žvalgos kekškutis ir žolę lanksto, lapus uosto. Tik staiga jiems virš galvos kėkštas. Tiri, Tu, ko pasvetimų žalynus landžioje. o ką? Kas tau rūpi? Vieni čia viskas tavo? Žinoma, ne mano. Tik atsimink, kiekviena žolė kam nors priklauso. Suniokas į svetimą daržą, ūsais atsakysi. Bet aš nežinau. Bet aš nepažįstu žolių. Nežinau, kuris vienos. Vaikai, o mes galėtumėm va šitam kiškiui šiandien parodyti žoles, supažindinti su jomis? Kaip sakė mokytoja, kad padėtumėt kiškučiui pažinti žoles ir kad darbas vyktų sklandžiai. Taip, tai va dabar aš turiu tokią pintinę ir šioje pintinėje yra tam tikros augalo dalys. Jūs visiškai nebesvarstydami, imkite tą pačią pirmąją, kuri jums pasitaikė ir laikykit ją rankytėje. Vieną kažkurią. O čia dilgėlių nebus. O gal ir bus dilgėlių. Kas ten žino? Aš kaip tik ir paėmiau. Aš gistotį paėmiau. Vienas. Tie vaikučiai, kurie rankytėje turi štai šią augalo dalį, taip, dabar prašau ateiti pas mane ir sudaryti čia gražią grupelę.
renkasi kokią augalo dalį mes čia turime. Čia, bet kokią augalo dalį čia. Lapą. Tai lapeliai, prašau, renkamės štai čia. Mingailė bus jūsų grupėje. Ne, mes kitokį Lapą. Kas turi rankytėje lapą? Dieva, tu turi lapą, eik. Pasižiūrėkit, kas lapus turi. Ingrida lapą. Lapelį, vaikai, nebūtinai lapelį, bet kurio augalo lapeliuką. Ir ne lapelį, taip? Skaičiuojam. Parodykit lapelį, neturi daugiau. Kas turi lapelį dar? Lapelio nebeturi daugiau nieks? Ne, nebeturi. Dėmesio klausome. Dabar man visi vaikučiai ištiesia rankytę ir parodo, kurie turi augalo kačią. Kas čia toks yra? Stiebas, stiebelis. Taip, tai dabar prašau ateina štai čia stiebeliai. Dabar susidraugavome. Ar jau visi stiebeliai išėjo? Kitą su dėliukais. Kitą su dėliukais, taip grupelės, paskui pasidėsiu. Dabar visi vaikučiai, kurie turim, ką čia mokytojams rodo? Žiedą, čia yra žiedelis. Tai dabar visi žiedeliai atgužėkit, gerai? Kur čia mes dar turime vietelę? Arba va čia žiūrėkit, labai gražiai va čia turime. Va čia žiedelis. Gerai, aš paglobosiu čia galvą. Taip. Na ir liko, žiūrėkit, ką aš jums turiu rankytis. Šaknis, tokias tvirtos šaknis, ar ne? Taigi šaknelės dabar va čia susiglauskim į ratelį, ar ne? Dėmesio, taigi aš dabar pakviesiu. Tai lapelių grupė man prašau dabar pamojuoja rankytėmis. Smagu. Ir jūsų grupės vadovė bus Mingailė. Taip. Dabar stiebelių grupė pamojuoja man. Štai smagu. Ir jūsų grupės vadovė bus mokytoja Laimutė. Ar aš atsiprašau, galiu būti? Gerai, taip. Dėmesio, žiedelių grupė ir mokytoja Olga. O Olgai padės kur? Justina. Justina padės. Mokytoja Olgai padės Justina. Na ir mes likom, kas mes tokie? Šaknelės. Taip, ir aš būsiu jūsų grupės vadovė. Aš einu prie Mingailės, prie šitos grupės. Kas jūs tokie esate? Lapelė. Aš prie lapelio einu su Mingailė. Ir mes dar galim pasikviesti šios sodybos šeimininkę prie lapelį. Taigi mūsų daugiau kas? Taigi dėmesio. Jeigu norėsite visi klauskit, visiems pasakys. Dėmesio vaikai, o mes žinokite, ne šiaip sau susiskirstėme į grupės, todėl kad, kaip jau jums ir sakiau, šiandieną jūsų laukia labai įdomi veikla. Taigi, kiekviena grupė turės surasti pievoje nurodytą augalą. Taip, turime mes. Tai dabar aš jau norėčiau parodyti. Jums žolininkė Jolita parodys labai gražius augalus, o jūsų mokytoja Virginija pasakys, ką jūs turėsite padaryti. Taip, jinai jums parodys, kuriuos augalus jūs turėsite pievoje surasti. Vadovės pasiruošia darbo įrankius, kadangi augalą reikės iškasti visą pilnai su šaknimis. Taip? Tai štai, va, žiūrėkit, tokį čia įrankį. Ir tos grupės jau turime dabar susidraugauti. Tai viską pasakyti. Mokytoja Virginija ir jinai pasakys. Aš moku lapelį. Kuris vaikas? Pas mane? Čia yra siauramas, šiaip naudojamas šitas, bet ten pieva ir Mes pirmi, mes pasirinksim, ką mes sakėm, žemogė. Oi, atsiprašau, jeigu Žemogė.
Gerai, aš visiems duosiu rinkti grupę. Tai vaikučiai, mūsų grupiai koks augalas? Kurią norite rasti? Kurią norite? Gislotė. Gislotė. Va čia gislotė. Taip, va čia vadėkit. Gislotė, imkit rankytėm. Prašau. O, reikės mums ieškoti. Taip ir galvojau, kad mobilė. Bet jums bus paprasčiausia rašinio, vaikai, tikrai bus paprasčiausia. Dar žinokit, dabar Klausom. Tai dabar dėmesio klausome grupės. Jau visos grupės turi po augalą, kurį jums, aš labai atsiprašau, bet yra tokios taisyklės, kai jau vienas kalba, tai kiti klauso. Šį augalą jums reikės surasti pievoje ir jį pagalba štai šito kastuvėlio iškasti. Dėmesio klausome įdėmiai. Toliau. Atėjusi, sugrįžusi kiekviena grupė turės pristatyti augalą ir nurodyti kiekvienos augalo dalies svarbą tam augalui. Tai kad tai būtų paprasčiau ir suprantamiau, aš tiesiog paaiškinsiu štai ką. Kokią funkciją atlieka šaknys, kokią funkciją atlieka augalo stiebas, kokią funkciją atlieka augalo lapai ir kokią funkciją atlieka augalo žiedas. Ar užduotį suprato visi vaikai? Šaunuoliai, nes įdėmiai klausė. Dabar dėmesio, eidami pievoje, jūs dar turėsite nusiskinti, klausykite įdėmiai, keletą jums patinkančių augaliukų. Nes iš tų augaliukų, žinokit, nes dar čia šiandien visų paslapčių neišduosim, jūs turėsite kažką tai padaryti. Taigi dabar, taip aš jau matau, mokytoja Laimutė yra pasiruošusi, nekantrauja ir dabar, kad jūs turėtumėte į ką sudėti tuos augaliukus, ir šituos jūs gausite maišelius. Ant rankos užkabinat, gerai, kai įsipį pievą. Kitas pabandote, gerai? be šaknies. O tau taigi reikia su šaknies. Čia vat skruzdėlės važiuoju. Tai eikit ieškoti toliau šaknų. Man išėjo. Gerai! Eikit, neik ten toli, Simai, grįžk atgal. Labai gerai turėt. Dabar reikia. Jeigu išsirovė su šaknim. Klausykit, dar trupučiuką daugiau iš toliau, kad šaknys tos įsikeltų labai gražiai gerai. Šaunuolis, va taip. Ir lapelių nenuskabykit labai. Praversi vėjau. Ko? Praversi Stipriau. Labai mokė apie visokią žodžią. Taip, jis labai žino daug, taip. Ar mes įvykdėm užduotį? Ne. Neįvykdėm. Dabar mes turim ką galvoti. Kokia užduotis buvo? Surasti nurodytą augalą. Radom? Taip. Radom. Taip. Dabar kurie iš grupės vaikučiai prisimena, kokia buvo užduotis dar? Ką reikia padaryti? Reikia pasakyti, Taip. kam naudojimas kotas, lapai, žiedas ir šaknis. Teisingai, arba jeigu kitais žodžiais pasakius, tai kokią funkciją atlieka kiekviena augalo dalis, taip? Kokią funkciją? Tai dabar visi galvokime, taip? Mes turim pasitarti grupę. Lapas, sakykime, tai ir ką dar? Ir ką dar? Jau žemės ramūnė. Aš jums truputėlį padėsiu, taip? Ko reikia augalui, kad jisai augtų, vaikai, juk mes kalbėjome? Reikia saulės, vandens, fotosintezė. Tai būtent vaikučiai per lapelius augalas ir gauna ką? Saulę, taip jisai. Per šaknis vandens. Taip, teisingai, o jeigu dar plačiau pasakytumėm, tai na ir kitas? Per kotą maitinasi. Teisingai, šaunuolė. Per kotą, jeigu taip teisingai pasakei, maitinasi, iš šaknų patenka, bet jeigu taip pasakyti, tai dar per kotą kas tai yra? Jeigu taip paprastai vaikai pasakyti, tai augalui kotas lyg ir kas? Kelias, kuriuo patenka kas? Maisto medžiagos. Taip, tai dėmesio, dabar jau aptarėm, kokią funkciją atlieka kas. Dabar jau man vaikučiai sako. Šaknys. Klausau jūsų. Vandenį.
Kelias maitina. Jeigu vienu žodžiu pasakytumėm, kas tai yra? Maisto medžiagas gauna. Taip augalas maitinasi, taip? Toliau sakėme kotas, kas per kotą tos maisto medžiagos pasiekia. Saulė. Nu, pasiekia augalą, pasiekia lapučius, pasiekia ką žiedelį, taip? Kaip ir sakiau, tai yra transportavimas, ar ne lyg ir kelias. Lapeliai, sakėme, kokią turi reikšmę? Saulės gauna. Taip, o gal dar prisimena tą žodį, kaip tas vadinasi? Foto, nuo žodžio fotografuoti, fotosintezė, taip? Na ir dabar žiūrėkite, o tai lapelis, kokia čia dabar turi reikšmę? Žiedelis, atsiprašau. Leidžia vestis vaisių. Teisingai užmezga, taip, pasėja sėklas, užmezga vaisių kažko ir ne visi, bet matote, va čia yra subradintas ir vaisių. Taip? Na tai dabar palaukit, ne? Tai dabar mes turime nuspręsti, taip, kurisgi vaikas drąsus čia mums dabar papasakos grupė ir pristatys visą. Martynas. Martinukas ar papasakos Martinukai, taip? Bet Martinukas jau žiūrėkit, vaikai, mes grupėje turim draugiškai susitikti. Jis jau ką darė? Kasė, tai gal Andriukas, gerai? Prisiminsi Saulelė, tai tavo tokia užduotis. Žalytės tas. Nuimkite dar va čia, kad nebūtų papildomų žolyčių, kad maistytųsi tik tai. Dar. Kur? Tu truputį lapukus nutraukiai, tai, bet ar kasim vaikai kitą gyslotį? O čia yra. Gerai, ir kelis geltonus žiedelius mėlymus. Dabar ateikit mergaitės. Dėmesio. Noriu paklausti grupių. Tai klausiu, jūsų grupės, jūs esate? Lapeliai pasiruošę pristatymui? Taip. Šaknelės pasiruošę? Taip. Žiedeliai atsiliepia? Taip. Pasiruošę? Ir stiebeliai? Taip. Taigi, tai tada galbūt vaikai pradėsime atvirkštinė seka, ar ne? Nuo šaknų. Tai šaknelės dabar pasakysime štai ką. Ką reikėjo surasti, kokį augalą reikėjo surasti? Žemuogę. Žemuogę, taip. Rodome, prašau, Martinukai žemuogę, kurią mes turėjom, mums buvo nurodyta ją rasti, taip. Ir štai parodom aukščiau. Štai mes irgi suradom žemuogę, taip. O dabar Andrytė pristatys mums, tai kokią funkciją atlieka kiekviena augalo dalis. Prašau, klausom. Šaknis. Maitina augalą. Stiebas. Kelias maistui. Lapai. Gauna saulės. Žiedas. Brandina vaisių. Sėklas, taip, pasėja ir vaisių. Teisingai. Vaikai žino, kad viskas čia iš tiesų yra labai gerai. Po to, jeigu kažko nepasakėme, žinokit, žolininkė, iš tiesų mes čia tam ir atvažiavom. Žolininkė tikrai dar jums papildys, pataisys. Taip? Taigi dėmesio, klausom. Šaknelės, dabar stiebeliai. Mes irgi ieškojom augalo, tokį, koks buvo parodytas. Vėjas pasakys, kokį reikėjo mums augalą surasti. Gyslotį. Gyslotį, taip. Ir kas papasakos, kaip mums sekėsi. Paulina, kaip mums sekėsi iškasti dabar tą momentą? Papasakos? Mums sekėsi labai sunkiai, bekasdami mes pažeidėm augalo lapus. Nes vos išrovė. Nenorėdami, tiesiog nenorėdami pažeidėm lapus. Taip. Na, o dabar apie patį augalą, kaip mums atrodo, ką mes nusprendėme grupėje, papasakos Vėjas. Tenais yra storos labai šaknis ir gyslotis neturi stiebo, bet ir jo lapai yra gysloti ir dideli. Nu, dabar jis nežydi, bet čia turėtų būti žiedas. Gal kaip ir baigiau savo pristatymą. Šaunuolis, labai. Aš manau, kad tikrai labai gerai pristatėm. Gal dar kas norėtų papildyti? Paulina, gal dar norėtum ką pasakyti? Ne. Na, čia mūsų bendra nuomonė, mes taip pristatėm gyslotį. Ačiū vaikai, šaunuoliai, labai gražiai, klausom kitų. Taigi dabar, stiebas, dabar lapeliai.
Mes lapeliai, prašom dėmesio į mus. Dabar, mėlėjai ponios ir ponai, pristatome jums Pienę. Geltonos spalvos gėlę. Taip, čia yra šaknys, Jos sugeria vandenį ir siunčia į stiebą. Na, maistas. Bet mes irgi, pasakykite dar, kad irgi sunkiai kasėm. mes irgi sunkiai kasėm Nes? ir šiek tiek dėl pažaidėm jo šaknis. Nes pienė gyveno molyje, o molis labai sunku iškasti, nes dabar nelyja ir labai sausa. Taip? Čia kitokia žemės ir nerastų tik molį. Stiebas skirtas maistui pereiti, perduoti žiedą. Lapai skirti, kad jie sugeria saulę ir siunčia, iš saulės tos gamina galima maitintis lapais, visokiems vabalams ir gyvuliams. Žiedas skirtas kad jis yra piktžolė, bet iš jo galima pasigaminti vaistus, bet mes nežinome ir norim paklausti gerbiamos žolininkės, kaip pasigaminti šios vaistus. Šiaip pienių yra pagrindinė naudojami rudenį arba anksti pavasarį kasamos šaknys ir iš šaknų daromi visokie užpilai, viskas pagrindė. Ir pavasarį labai, kai būna tie patys pirmieji mažučiai lapeliukai, jie būna nekartus, nes paskiau, jeigu jau skini maistui naudojimas salotas, galima daryti viską, tada jau jie, kur dabar suvalgytumėt pienės lapų, būtų labai kartu. O žiedai šiaip iš žiedų medų verda, bet ten jau turi būti priemaišų, viskas, ten jau netikrai jau žolė, bet šiaip iš pienių žiedų verda ir medų. O jeigu karvytės valgo pienės, taigi jom kartu? Kartu? Tai pienas būna kartus, nepastebėjot vaikai, kad tai būna parduotuvėje kartu už pieną. Gerai, Na, ačiū už dėmesį, kad išklausote mus. Ir liko mūsų, kas liko, atsiliepkit. Žiedeliai, prašom žiedeliai. Aš esu Liepa ir noriu pristatyti dilgėlę. Dilgėlė yra pati pikčiausia iš visų gėlių. Ir jinai labai dūria. Jinai turi sesę, kuri yra labai gera ir jinai nieko neduria kaip dilgėlė. Jinai yra su žiedeliais. O dabar pakalbėkime apie šaknį. Šaknis sugeria visą vandenį, lapai geria saulę ir galima iš jų išsiverti arbatos ir taip pasveiksim. Ačiū. Ačiū už dėmesį. Taigi, šaunuoliai yra iš tikrųjų visos grupės, nuostabiai, kūrybingai pristatėte, taip, bet to vaikučiai, ko galbūt mes nežinojom, arba galbūt ko jūs nepasakėte, jūs norit sužinoti, tai vad dabar ir laukia mūsų gerbiama žolininkė Jolita. Ir iš tiesų dabar jūs ramiai pasitiesę dieliukus. Imu iš eilės ir iškarduodu. Dabar galėjau tas dilgėles padėti. Dabar čiobrelį vaikai. Kas pažįsta čiobrelį? Oi, kas daugiau pažįsta čiobrelį vaikai? Kas čiobrelį pažįsta? Oi, labai daug vaikų pažįsta čiobrelį. Labai kvepia. Taip, pačiu yra čiobrelis. Aš jam duosiu pakvėpindama. Vaikai, aš jums šitai paduosiu maišelį, jūs įkišat nosytę, pakvėpenat. Čiobrelis vaikai kam naudojamas? Pažino, kad kam naudojamas? Arbatai. Tai taip, bet nuo ko? Teisinga, visi viską pasakėt, jau daug ir žinot. Bet a kada reikia čiobrelis rinkti? Kada? Vasarą. Tai vasara prasideda nuo birželio 1. Vasara, jis tai būtent renkamas, kai jau žydi. Dilgėlę galima rinkti, kai nežydi, o čiobrelis būtent renkamas karpama žirkutėm, kai yra žiedai ir žiovelė.
Dabar širkutė jo kaimai. Dar ne, bet mes labai uostam, mums labai skaniai kvepia. Ar galime dar Galit pabaigti? uosti, dabar nes liepos žiedai taip nekvepės, jie sudžiūvę nekvepia. Dabar liepos žiedai. Nekvepia. Liepos žiedai kvepia tada, kai ant medžio būna. Ar visi vaikai pažįstat liepą? Vaistinis šalavijas. Jisai yra irgi labai toks aštrus kvapas, jo daug negalima. Bet, o jisai, atsiprašau, kokia ar drėgnose vietose Čia yra auga? irgi vietose neauga, čia yra sėjama, laukuose jo neranda. Darže. Nes laukuose tokio dalyko tikrai nėra ir man neteko, nebent kažkoks laukinis yra. Bet... Prašau. Pasiūskit gerai vaikams. Taip pat jau galima visą žolytės ir išseka. Dabar vaikai čia džiolintas. Dabar vaikai jau Kas turit klausimų dabar? pasakykit kiek, negirdit jūs dabar mane? Pasakykit, kiek girdėjote pavadinimų, kuriuos sakė gerbiamoji žolininkė Jolita. Jūs sakot, aš lenkiu pirštukais, o Jolita pasakys, ar teisingai sakot, ar ne. Taip, kelkit rankytę. Taip buvo. Po vieną kalbą. Po vieną sakėm, Liepa sako Liepa. Taip. Ugnė, Ramunė. Ne, Ramunė. Ramunėlė. Ramunė yra dideliai žiedai nevaisiai. Pirmės. Avietės stiebai. Cintrinmetė. Šalavijas. Dilgėlė. Šaltmetė. Mengailė, lenkite ranką. Melisa. Taip, buvo. Taip. Varnalėša. Taip. Aršas. Tas pats varnalėšas, jeigu varnalėšų daug, arba varnalėša, vienas stiebas ir šaknis. Rabarbaras. Nesakiau apie rabarbarą, trumpai pasakiau, bet taip galima sakyti, taip. Toliau. Užsiminiau. Petražolė, taip? Petražalė. Kraujažolė. Kraujažolė. Taip, buvo. Bravo. Tai ir jūs ne visus klausėt. Žemuogė jau buvo. Palauk. Avietė buvo. Avietės stiebas buvo. Buvo. Nebuvo. Dabar? Nebuvo. Buvo, tai neliko. Mokytojai. Parodyk. Buvo. Liepa nebuvo. Šaltmetės buvo. Dilgėlė buvo. Tai dabar Mengailė rodyk, kiek tu užlinkė pirštu. Ajeras. Tai buvo. Bet neužlinkėm pirštu. Ir tai dabar aš užlinkiau 10. Mengailė, kiek užlinkė? Klausau, kokį dar sakai. Ateikite, prašau, čia vėl. Mengailė 11 iš 10. Kiek iš viso? Pasiplaukim savo. Vaikai, aš žinau, kad jūs labai pavargot, bet šitas kiškis, koks kantrus, kaip jis ilgai laukia, kol jūs žinosite tiek daug apie žoles. Kai jūs piešėte pievą, kai kas, aš esu mačius, piešė pjūklą tokį. Bet iš tikrųjų mes dabar visi matėm, kad pievoje yra be galo daug žolių, ar ne? Ar matėm? Taip, ir netgi iškasėm ir netgi papasakojom, iš ko susideda augalėlis, taip? Šitas kiškis žino gal ne mažiau negu mūsų žolininkė, taip? Tegul jisai toliau paklauso. Jis labai moka klausytis ir jūs, aš mačiau, labai klausot, nors ir karšta. Dabar taip, ateityje jūs pievą piešite jau iš žolelių, o ne pjūkliuką, ne? Dabar žolelės žinom, kad jos ir gydo,
Ir dar, kaip jums atrodo, kam dar žolę žmonės augina, naudoja? Ką žinot? Prašau. Gal gyvuliam, kad duotų? Va, aš šito klausimo atsakymą ir laukiu. Reiškia, žolę nupjauna, sudžiovina ir kaip tada vadinasi ta žolė? Šienas. Šienas ir naudoja gyvuliukam, taip? O dar žmonės daro kažką gražaus iš tų žolelių. Jūs matėt darželius, ne, čia gyvos žolelės, dar džiovina jas ir iš tų žolelių, va ten vienas paukščiukas, pažiūrėkit, skrenda. Matėt ant to sudžiūvusio medžio? Matėt, jisai su mumis ir atvažiavo. Ir tas kiškutis, nu kaip jums atrodo, iš ko pagaminti? Iš šienos. Ir žmonės labai gražiai sugalvoja kažkokį kūrinėlį, ne? Ir jūsų mokykloje yra viena darbuotoja, kuri labai gražius kūrinius kūrė, ne? Pas jis buvo parodėti. Taip, dabar pažiūrėkim, ką dar galima pasigaminti vaikučiam. Verba. Žinom, kad čia yra verba. O kaip jinai gaminama, žinot? Ne. Ant pagaliuko, nuo viršūnėlės ir išamos vasarą sudžiovintos žiedeliai, žolytės. Taip, visi žinom, kad čia verba. Toliau pažiūrėkim, ką mes dar galim padaryti. Nu va, nežinau, kaip čia jums parodyti paukščiuką. Prašau, galite pakeisti. Apžiūrėkime. Čia Dabar pažiūrėkim, va čia sudžiovinta arkliukas. arkliukas. Irgi siūskit toliau. Gerai, galite. Parodė gabą. Dabar dar pažiūrėkim. Parodė gabą. Kas čia? Musė. Bitė. Širšė, taip skrenda, siūsk tolyn. Arba bitė. Taip. Čia Yra daugiau. Drugelis. Čia pernykštis, už tai jis toks nelabai šviežias, nelabai jaunas. iš lovelės. Taip, daugiau turim. Kaip liaudies meistrai kūrė kažką iš žolelių. Ar žinote, kuo skiriasi dailininkas nuo liaudies meistro? Kas žino? Sakykite, bandykite. Prašau. Dailininkas piešia, o liaudies meistras kūrė. O kas galvoja kitaip, ar gali liaudies meistras piešti? Ne, liaudies meistras gali, kažką tai Iš gamtos dažnėti iš medžio, visokias. O dailininkas negali gražinėti? Gali. Tai neesminis skirtumas. Meistras gali viską gražiau padaryti, o dailininkas ne taip gražiai kaip meistras. O gražiau, ką reiškia gražiau? Pavyzdžiui, man visų jūsų darbai labai gražūs. Visada gražiau. Kaip įvertinti gražiau? Vaikai, dailininkas, jis mokėsi šitai. Čia yra jo profesija. O liaudies meistras, jis pats nuo mažų dienų mėgsta arba drožinėja, arba gali ir tapyti, gali austi, gali ir žolių kažką daryti. O galim net žolininkę pavadinti vos ne liaudies meistrė, jinai puokštės kūrė, ar ne? Ir jūs galbūt pažįstate. Nebūtų kaip liūdna kambarys. O gal jūs dar Utenoj pažįstat liaudies meistrų? Labai gaila. Reikia vaikai muziejų dažniau lankytis. Pavasariais ten būna liaudies meistrų paroda dirbinių kūrinių. O tada pamatysit, kad jie ir tapo, ir visą kitą dar. O dabar mes patys pabūsime kūrėjai. Bus tokie pamokėliai. Iš žolelių, kurios jums liepiau po
puokštelę susirinkti, po nedidelę puokštelę. Va, mano puokštelė. Aš va tik tokią susirinkau. Pažiūrėsite, ką aš padariau. Padarysiu. Dabar čia yra keletas mano vaikučių darbelių. Ir jūs galėsit. Pažiūrėkit, dabar raskit skirtumą tarp šitų dviejų darbelių. Aš panešiau. Gerai, jums rodysiu. Pirmiausia, mes iš žolelių suklijuosime kompoziciją. Ar žinot, ką reiškia žodis kompozicija, komponuoti? Kažką sudėlioti. Ir muzikoje yra kompozicija, ar ne? Sudėlioja iš natų, iš garsų. Ir dailėje yra žodis kompozicija. Taip. Sukomponuosime lape iš žolelių ir priklijuosime. Aš jums parodysiu, kaip tai darysime, o vėliau jūs galėsite atšviesti. Mokytoja jums padės ir turėsit tokį kūrinėlį. Bet čia galima dovanot mamom, galima daryti atvirutes. Tėčių dieną. Tai labai paprasta. Tie vaikai, kurie nematot, gali. Kaip sakiau, pirmiausia sukomponuojam. Jūs turite daug gražių žolių, o nesvarbu, kad jos apvykę, gali būti džiovintos dar gražiau. Aš turiu tik kelias, dviejų rūšių, o aš ką nors padaryti galėsiu ar ne. Sukursiu, taip? Pabandysiu. Ar matote dabar, kaip mokytoja Olga dirba? Vėjas pučia, aš negaliu pakelti. Daug. Matote? Ar matote? Dabar žiūrėkit toliau. Sudėliojau kelias žolytes, duosiu jums reikalo. Nereikia visos žolytės tepti klijais. Tiesiog va kažkur lašelį padedam, kad kai išdžius, šito balto lašo nebesimatys. Negailėkit, po lašelį. Toliau, kaip mes dar galim puošti? Turiu dar kelis žiedelius. Galbūt padarysiu. Matai, kaip mokytoja parodė. O svarbiausia, vienas į kitą nežiūri, padaro tokią nematytą kompoziciją, o paskui visų pažiūrėsim, kaip skiriasi. Nu tai aš tiek dariau. Sandrutė, tai dirb, vaikutė, dirb. Gal čia vėjas? Vėjas niekadėjas. Vėjau. Dar žiedelių trūksta, prašau. Kas? Pasidaryk. Gražiai. Taigi va, jau. Ir tada įmautės bandysime. Marti, duok lėlių. Aš neturiu. Kur? Tiek. Lėlę duosi man? Nu ten, jau kažkur. Kamolis, tai viskas. Davai, gėlytą. Aš prie tavo. Atskirsi mane. Mane negražu, mane padaryti. Tavo gražu, mane. Kūrėsim padaryti. Mane daug. Dar
Su savais pirščiukais. Su savais pirščiukais. Imam. Nieko tikrai neatsitiks. Gerai, visi čia yra, bet... Girdit? Ir aš moku. Labai gerai. Aš turiu žolę. Ir aš šiandien labai noriu šiandien, kad jūs visi išmoktumėte pasidaryti instrumentą, ne bet kokį, bet iš kokios žolės, koks čia lapas. Viksvos. Taip. Jūsų užduotis šiandien bus tokia. Mes dabar pamoką tęsime toliau pievoje. Pievoje visi kartu su savo grupės mokytojomis eisime ieškoti viksvos. Toliau šitą viksvą turėsim ištempti kaip stygą, nes tik styga gali groti. Vadinasi, jeigu styga bus susilamdžiusi, susiraukšlėjusi, jinai negros. Aš ištempiu šitą stygą, dedu tarp pirštukų, mes išmoksim visi kartu. Padarau tarpelį, kad net matau, kaip žiūronai ir pučiu. Girdit? Ar norėtumėte išmokti? Dabar sutarėm šitaip. Pirmoji užduotis, kurią jūs čia turit padaryti. Suglauskite delniukus taip, kad aš galėčiau padalinti žiedą. Aš einu prie kiekvieno vaiko ar bandau įdėti kažkokį stebuklą. Žiedas. Vadinasi, 2 nykščiai ir nagytės turi susiglausti tarpusavį. Susiglaudžia kaip labai geri draugai. Ar matot? Ir pažiūrėkit, ar tikrai jie susiglaudė. Delniukė turi būti kažkoks stebuklingas gabaliukas aukso, kuris ir parodys jums kelią, kaip išmokti groti instrumentu. Ar taip yra? Ar aš galėčiau patikrinti, ar jums visiems sekasi suglausti delniukus? Parodykit man. Šaunuoliai. Nešauk dabar, tai jūs man parodykite. Negerai. Aš sakiau, kad turiu susiglausti. Labai gerai. Taip, tuoj, greit aš perbėgu. Žiūriu, ar jūsų delniukai labai gražiai suglausti. Gerai? Labai gerai. Negerai. Aš sakiau, kad mano startas. Šaunuoliai, toliau pirmą užduotį įveikiam. Delniukai mūsų suglausti. Antra užduotis bus tokia. Jūsų savo grupių mokytojomis eisite į pievą, rasite viksvą. Jeigu viksva va tokia kaip su mano suplyšo, jinai nebegros. Tada iš karto skinat kitą viksvą. Jeigu viksva negroja, žinokit, gal jinai negera. Reikia ieškoti. Iš tos pačios viksvos nereikia 10 kartų bandyti. Aš turiu prisiskinus, neatsimenu, kur pasidėjau. Palaukit. Prisiminti, kažkur pasidėjau. Įtempiam ir tada. O reikia apie ką, kur tai 4? Taip. Suglaus. Tai apie tą medį. Nebūtinai. Apie kokią nors gėlę, augalą. Pusk. Tai gerai. Ne čia, va čia. Visi mūsų Smarkiai. To, panašiai? Neateit. Gali mane pamokyti? Kuriems pavyksta, tie vaikučiai gali kitus pamokyti gerai. Deimantai, pamokyk. O, matai? Padaryk, va taip, paimk. Jinai turi išsitempti. Čia prispaudom ir čia prispaudom. Kad išsitempti lygiai. Ir pažiūrėsim, gros ar ne.
Ir bandyk. Būsi gero, o jeigu nepjausi, būsi gero. Šaukštai papėk, jei blogai padarai, šaukštai papėk, jeigu blogai padarai. Bus tau blogai, visiems negerai. Bus tau blogai, visiems negerai. Dabar jūs turit padaryti intonaciją, jūs turit padainuoti. Mano lapeliai, visas gražumas, kaip tu pasakysi, taip jie pakartos. Mano lapeliai, visas gražumas. Mano lapeliai, visas gražumas. Jeigu nepjausi, dings tas gerumas. Jeigu nepjausi, dings tas gerumas. Pavyzdžiui, tu pavirsi blogu. Ir dabar kita iš karto. O jeigu nepjausi, būsi geru. Pavyzdžiui, geru, pavirsi blogu. Jeigu nepjausi, būsi blogu, būsi geru. Būsi geru, būsi geru. Šaukštai papėk, jei blogai padarai. Šaukštai papėk, jei blogai padarai. Bus to blogai, visiems negerai. Bus to blogai, visiems negerai. Kas blogai? Juhu! Buvo paskaitysiu. Palauk, dar. Visas mano lapeliai. Dilgėlė jį pikta žiauri žolė, bet ji turi sesę. Bet ji turi sesę gerą nuotrėlė. Gerai, čia įsijungi, taip? Nereikia. Bet sveikai. Jis geltonas, kaip saulutė geltona. Taip, toliau. Tu graži kaip pienė, ir kaip saulė. Tai juk plukė, ta graži gėlytė. Gerdutė. Pienė. Susikabinat rankom, kaip tikra komanda. Komandos vaikai susikabinat. Eikit padėsim jūs, eikit padėsim. Ir kai bus tylu, tik tada galima girdėti muzikos garsus. Mano rankoje yra labai graži lėkštė pilna rabarbarų. Bet juos gausite tik tada, kai įvykdysite paskutinės muzikinės užduotis, kurios nustebins ir jūs pačius, kad jūs galite tiek daug ir taip gražiai padaryti. Mergytės negirdi. Ne. Mingailiai perduodu lėkštę, užduotis jūsų tokia. Prašom pakelti rankytes, kuriems vis dėlto pasisekė išmokti groti instrumentu. Labai džiaugiuosi. Ačiū. Tiems, kuriems nesisekė, nėra bėdos, jūs tikrai per vasarą išmoksite, bet jums reikės spraksėti. Tiem, kuriems nesisekė. Pirmiausiai, orkestras į apšildomos grupės įžanga, jūsų orkestras, o po to koncertas mūsų gerbiamai Jolitai žolininkai, kadangi jinai priėmė mus, mes turime jai padėkoti už labai gražias akimirkas ir jūs turėsite pakoncertuoti savo draugams ir Jolitai. Orkestras prasideda. Tiem, kam nesiseka, spraksi, tiem, kam sekasi, groja. Aš nepasakiau, ką, taip, nes jūs neišklausėte. Aš ploju. Ką aš paploju, jūs pakartoju. Spraksėdami ir pūsdami žodžius. Pasiruošiam? Klausa įtempta. Žodis pasiruošim. Ačiū, visai neblogai. Nes ta žolytė iš tikrųjų jinai sugesta, kai groji ją reikia pakeisti. Ačiū, dabar žolytės išmeta ir pradedame koncertą apie jūsų pasiruoštą ketureilį. Kažkokią tai labai gražią žolę. Tupėt, iš karto visi, aš pasakysiu, kuri grupė pasirodo. Tupėt, tupėt, tupėt. Čia yra scena. Čia yra scena. Į šitą sceną išeina grupė, kuri bus pakviesta. Taigi, šiandien mūsų komandoje buvo, mūsų kieme gražiame buvo 4 grupės. Taigi, pradedame nuo šaknelių grupės, kadangi šaknelės tai yra pats
gražiausias augalo dalis, pati gražiausia augalo dalis, nes jinai ką daro? Ir svarbiausia. Ir svarbiausia, ką daro? Geria vandenį ir maitina. Prašom, čia. Arba va šitaip va. Visi kitus šaknis kviečiu, diebelius. Jo, taip, atrodo, kad tu pasirodė prieš minę. Mano lapeliai, visas gražumas. Mano lapeliai, visas gražumas. Jeigu nupjausi, dings tas gerumas. Jeigu nupjausi, dings tas gerumas. Pavyzdžiui, tu pavirsi blogu. Pavyzdžiui, tu pavirsi blogu. O jeigu nepjausi, būsi geru. Jeigu nepjausi, būsi geru. Šaukštai popiet, jei blogai padarei. Šaukštai popiet, jei blogai padarei. Bus to blogai, visiems negerai. Bus to blogai, visiems negerai. Ačiū. Ir žiedelius kviečiame. Dilgėji pikta žolė, turi sesę nuotrelė ir skani jos arbata, nors pikta, pikta, pikta. Dilgėji pikta žolė, turi sesę nuotrelė, nors skani jos arbata, nors pikta, pikta, pikta. Dilgėji pikta žolė. Turi sesę nuotrelė ir skani jos arbata, nors pikta, pikta, pikta. Bravo! Ačiū! Tai ką, jūs puikus dainininkai, puikus muzikantai ir esate puikus artistai. Tai jūs šiandien ir įrodė. Vadinasi, galima visą tai padaryti pagalba augalų ir visai tai nebaisu. Jas ir aš surimavau. Gal melodija dar virda, melodija. Aš pamiršau, ką sakiau pradžioje. Galima padaryti su augalų pagalba. Kaip aš ten sakiau pradžioje, pasakykit. Galima visą tai padaryti augalų pagalba ir tai nebaisu. Galima padaryti tai augalų pagalba ir tai nebaisu. Galima padaryti augalų pagalba ir tai nebaisu. Ačiū labai. Vaikai, o prisimenat, kai tik tai atvažiavom, aš sakiau, kad galima mokytis ne tik tai mokykloje, savam suolė, savoj klasiai, bet galima mokytis ir Gamtoje. ar įrodėm patys savo, kad galima mokytis? Taip. Yes. Gailė, tuo jau. Tai dabar, ką jūs šiandien sužinojot? Apie visas žolės. Apie visas žolės? Ne. Ne visas. Apie dalį žolių, taip, apie dalį žolių. Ką dar sužinojot? Ką dar sužinojot? O ką veikėt? Prisiminkim, ką veikėt. Valgėm, aišku. Darėm gražius darbelius, tikrai. Dar ką? Rinkom puokštę. Išmokome groti kuo? Žolė. Žolė išmokom groti. Dar ką darėm? Dainavom. Ką dar? Ragavom arbatą. O ragavote arbatą? Taip. O kokią? Pirktą arbatą parduotuvėje ragavote? O kokią? Ir svarbiausiai, kokia arbata tai buvo? Naminė. Vaistinių žolių arbata, kuri kiekvienam organizmui yra labai naudinga, teisingai. Vaikai, o kuris iš jūsų, atsiprašau, galėtumėt pasakyti, ką jūs naujo sužinojote, ko jūs dar buvo nežinoję?
kaip groti su viksva naujo, būtent, taip, nes kai ką jūs žinot, ką daro? Sužinau, kokie 9 visokių žolelių skoniai yra. Kokie skoniai yra žolelių dar? Kad galima iš žolių pasidaryti piešinį. Ir kaip gal žinote, kaip jis vadinasi, tas piešinys? Ta kompozicija kaip vadinasi? Žolelės dar yra, turi pavadinimą fito koliažas. Tai vaikai, Klijuota iš šiandieną žolelių darėte fito koliažą. Taip. Esu žinau, kad jin galėtų savo sesę. Matot, kokių naujų dalykų jūs šiandieną sužinojote, tai labai smagu. O kas iš tų dalykų, sakykime, jums labiausiai įsiminė? Kas paliko didžiausią įspūdį? Dainavimas. Įspūdį didžiausią paliko dainavimas. Grojimas su viksvomis. Taip? Taigi, padėka už aktyvų dalyvavimą pamokų cikle žoliniai augalai lauko klasėje. Pasirašo 2 Virginijos, mokytojos, mokytoja Olga ir mokytoja Laima. Nuoširdus ačiū jums visiems.